toliau konstruojam dronus. Va. Pažiūrėjom, kas viduje. Čia yra USB, per kurį viską ir programinsim. Pradžiai, kad viskas būtų aišku, kad čia yra geras valdiklis, pradžiai jį susiprogramuojam. Susiraskit laidą USB, kuris perduotų informaciją, ne tik atkrautų, bet informaciją. Einam, ieškom ArduPilot. Einam čionai einam į Documentation. Plain firmware. Einam į Plain, Stable. Dabar Ctrl F ir įvedam savo valdiklio numerį. F405 WTE. Iš karto rodo, kad tokio nėra. Va, einam į Matek System. Pas mus yra VTE ArduPilot. Tai pas mus Matek F405TE. Ir reiškia, kad mums reikia va šitą būtent įsiinstaliuoti. Tai einam į TE, BL-Hex, į desktopą įsisaugojom. Einam į Mission Planner atsisiųsti. Mission Planner Installing. Download the latest Mission Planner from here. Tai va, tai vienu žodžiu atsisiųsit, įsiinstaliuosit, tikrai paprasta, yra visas etapas, next, nieko sudėtingo. Bet su Mission Planneriu pačiu neišeina užflešinti šitą firmware. Dėl to mums reikia dar vienos programos. Ta kita programa yra iNav Configurator. iNav Configurator lygiai taip pat atsisiųsit irgi ten, įsigūglinsit internete, iNav Configurator ir susiinstaliuosit irgi ten next, tikrai paprastas instaliavimas. Grįžtam prie valdiklio. Operacija. Firmware flasher yra. Bom, spaudžiam. TE pas mus. 405 TE, 405. Full chip arrays uždėta. Load local. Tai dabar mes pasiemam tą local, kur mes atsisiuntėm, įsiinstaliavom desktopę. Ardu plain hex with BL hex. Open. Flash firmware. Boom. Erasing. Ir flashina. Atsidarom savo Mission Plannerį. Pajungiam per USB ir dabar čianai šone dešiniai pusėje turėtų būti COM portas. Tai mam šitą COM 5 ir Connect. Jeigu aš pajudinsiu, turėtų pradėti judėti va šitas. O juda labai puikiai, viskas pavyko. Tai va, tai pradžiai tiek, kitas video bus apie litavimą tikriausiai, nes dabar manom, kad veikia. Antras žingsnis bus susilituoti visus komponentus. Ir susilitavus, sujungus komponentus, pažiūrėti, kaip jie veikia, ar jie veikia. Ir jau kai turėsim visus sulituotus komponentus, juos galėsim konstruoti į droną ir dėti į droną. Ir po to skristi, aišku. Sėkmės flashinant programas į savo valdiklius ir toliau konstruojant droną.